Labas, mėlyjeji. Ketvirtoji, paskutinė mūsų laida iš ciklo Tylusis istorijos pagrobimas. Be kraujo, be karo, be sprogimų. Kaip vagiama istorija. Ir šį kartą mes kalbėsime apie tai, ko baigiam praeitoj laidoj. Ukraina. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės viena iš svarbiausių dalių, kur susikerta daugybė tautų, daugybė interesų. Ir apie tai mums papasakos Valdas Rakutis. Labadiena. Sveikas, Arūnai, malonu matyti. Ukraina. Fantastiškas kraštas, derlingas. Ko ten reikia Rusijai? Žinoma, galima paskaityti tos demagogų pasisakymus, kad Rusijos imperija be Ukrainos negali egzistuoti, kad reikia išėjimų iki Juodosios jūros. Žiūrint geopolitiškai, šiuolaikiniu mastu, taip. Rusija be Ukrainos praranda prieimą prie vakarų Europos, atsiranda tarsi didžiulis buferis, bet vėlgi DNR, LNR, kažkokie bandymas dar Chersono Respublika, kuris tai dingo sukurti, nes ukrainiečiai čia Dievą ją atsiėmė. Ką tai veda? Ar Rusija iš viso yra imperija? Žodis imperija ir Rusija iš esmės atsiranda Petro I laikais ir tarp kitko tuo metu nelabai jie kas ir pripažino kaip tokia. Čia buvo tokia Petro I, reiškia, toksai sprendimas, jisai, tarp kitko jam stačiatikių, reiškia, hierarchai siūlė Bizantijos karūną pasiimti. Kaip ir natūralu konstatuoti. Neapolis, dabartinis Stambulas praktiškai, tie ryšiai rytų lauke visada buvo. Netgi dabar, jeigu žiūrėsim, Turkijos bandymas žaisti imperinį žaidimą jis pakankamai sėkmingas. Šitoje situacijoje. Bet Petras nesutiko. Jisai kūrė europietišką imperiją. Jo vizijoje buvo europietiška Rusijos imperija ir bendrai, aš sakyčiau, net ir visos reiškia, Romanovų dinastijos turbūt vizitinė kortelė būtų europietiška Rusijos vizija. Čia kaip Vytauto kelias. Kažkas tokio. Atsisakyti karūnos iš rytų. Jo, tai ta karūna jisai užsideda, bet truputėlį kitokia ta karūna ir ta karūna jam tampa čia viso ko esmė, reiškia, bet tai yra iš esmės vėlyvas daiktas, 18 amžius, jeigu taip galima būtų pasakyti. Toks galutinis pripažinimas Rusijos kaip imperijos, jisai atsiranda mano supratimu Jekaterinos laikais. O tada jau labai akivaizdžiai yra, nors pati Rusija save vadina, kai kas ir pripažino jai tą titulą, bet toks jau pripažinimas nuoširdus atsiranda Jekaterinos antrosios laikais, nes ta valstybė fiziškai dalyvauja Europos istorijoje. Reiškia, ten 7 metų karas, aš sakyčiau, čia būtų vienas tokių išskirtinių dalykų, atsiranda bendradarbiavimas, ten kokios ten Austrijos ir Rusijos bendradarbiavimas kovoje prieš Turkiją, kur jau jos taip jau viena kitą respektuoja, ne kažkokia prasme. Tai ta imperija tada ir atsiranda. Šiaip ta, sakykime, trečiosios Romos idėja, kuri Rusijai pačiai labai yra svarbi, jinai kaip ir sudaro tą tokį religinį paaiškinimą, reiškia, kad čia Dievo paskirta tokia imperija. Tai jie to labai tiki, bet reiškia, tas nėra taip tvirta ir tas labai gerai pasijunta nuvažiavus Maskvoje į tą, sakykime, 15-16 amžiaus Maskvos tą miestelį, tu supranti, kad tai yra labai maža ir kultūriškai silpna šalis. Tiesiog junti, ten pagrindinė ta cerkvė, reiškia, kur palaidoti ten tie jų, reiškia, ten tie didėjai kunigaikščiai arba carai, kaip jie vėliau save vadino. Jinai tokia, mūsų ten katvirtė nėra ką lyginti. Paskui jau tas reikalas išauga, reiškia, ten jau Petro I laikais Peterburgo jau pastatymas, yra jo tos tokios imperijos sostinės kūrimas, jau su aiškiu užsakymu ir dėl to ten bet kokią kainą reikia padaryti tokį europietišką, galingą miestą prieinantį prie Baltijos jūros. Bet ar ne nuo to momento ir atsirado tai, kad, turiu tikslą, kaina nesvarbi. Ar čia visgi anksčiau, čia mongolų palikimas? Nežinau, aš manau, kad čia toks mongoliškas, visai toks neribotas tas daiktas, reiškia. Ir jeigu, pavyzdžiui, pažiūrėti Aukso Ordos istoriją, tai jinai yra tokia pulsuojanti.
Yra tos žemės, kur tikrai tie mongolai ten nuo seno gyvena, bet jos nėra ribų, kadangi tai nėra žemdirbių kraštas. Ir iš vis ribos nelabai svarbios. Yra daugiau svarbos ganyklos kažkokios, tai ne keliai galbūt kažkokie tai labai svarbus. Ir pavadinimai kažkuria prasme, ir pavaldumas, va, tas hierarchinis, kas virš ko yra, reiškia tas hierarchinis. Bet teritorija, o kam, koks skirtumas ta teritorija? O duoklė, kad moka tos šalis, tai čia svarbu, reiškia, rodo tavo didingumą, reiškia, va, duoklės mokėjimas, galimybė skirti valdytojus, taip. Tai yra klajoklių. Svarbu duoklės dydis kartais. Jo, tai yra svarbu, reiškia, pats faktas, kad va, tave pripažįsta, kad tu va, ten esi kažkur viršuje, ar virš tavęs yra kitas ar nėra. Va čia yra labai svarbus dalykas. Štai jie kovoja dėl valdžios, bet pas juos nėra teritorija, iš principo teritorija nėra tokia svarbi. Žemdirbių krašte kaip tik teritorija yra esmė, nuo ko tu renki mokesčius ir taip toliau, visai kitas mąstymas. Čia kaip Afrikoje, reiškiasi, Britai ten žemės išpirkdavo, reiškia, juokdavosi tie vietiniai vadai, nes jie ten karves augino, sako, tai durniai už žemę perka. Kaip paskui geležinkelių stato, tada jie išsigąsta, reiškia, iki tol, tai kvailiai moka už tai, kas labai ežerą pardavinėja, nesąmonė, ar jūros gabalą kaip. Tai va, bet aš grįžtu tada prie to daikto. Rusija tą patį Salecką padarė. Jeigu taip žiūrim. Jiem tiesiog pinigų labai reikėjo. Tai gal taip galima pasakyti. Pardavė tai, kas tuo metu atrodė ir taip ten to žemės pakanka, tai koks skirtumas. O be to, tai pardavėm, tai vėl nupirksim, tai baisiai čia. Tai čia yra toksai, reiškia, čia dabar tas Rusijos imperijos daiktas, jisai turi kaip ir bet koks sudėtingas, jo negalima labai supaprastinti, jis turi kelis sluoksnius tokius, ne? Tai vienas sluoksnis yra tas, sakykime, imperija. Ir, pavyzdžiui, 18 amžiaus Rusijos imperijos pagrindiniai siekiai yra išeiti prie Baltijos ir prie Juodosios jūros. Čia yra esminis dalykas, reiškia, kas leidžia būti imperija. Jeigu šito nėra, tai nėra. O kodėl? Todėl, kad tu nesudarai to svorio. Tu, reiškia, sinurkas, maža kokios valstybės, reiškia, imperija, tai reiškia, kad tu jau taip esi valdovas, jeigu taip galima pasakyti. Reiškia, jau po to titulų ten turi būti pakankamai to sudėlioto, tos didybės, galios tokios. Ir tai yra susiję ir su prekyba šiek tiek. Ir su dominavimu, nes kas yra Baltijos jūra? Baltijos jūra, tada tu gali suformuoti eskadrą ir tu gali dominuoti, reiškia, Šiaurės Europą iš esmės, taip. Išstumdė švedus, pavyzdžiui, ir viskas, ten dominuoja rusų laivynas ir ką ten. O, reiškia, Juodoje jūroje tai dar geriau, jeigu tu Juodoje jūroje turi savo bazės, tai tu tada gali netgi į Viduržemio jūrą išplaukti. Tai 19 amžiaus Rusijos pagrindinis siekis yra užimti Cargradą. Kas Cargradas? Konstantinopolis. Ir ne tik, tai iš jo eina tolesni dalykai. Pavyzdžiui, Rusija remia graikų partizanus prieš turkus. Konkrečiai remia žmonėmis, pinigais, tenai. Ten tiekia, ten dar pradžioje ten piratai buvo graikų, ten kurie realiai tie kovotojai buvo. Tai jie gavo Rusijos paramą visokį. Ir aišku, tos aspiracijos siekia iki šventosios žemės. Tai lygiai taip pat, tai mums dabar atrodo, kad, reiškia, katalikai čia pati stipriausia. Reikia nuvažiuoti į Jeruzalę ir pamatyti, tai ten kuklus, tai katalikai ten pagrindiniai, kurie mušasi, tai reiškia Maskvos stačiatikiai su graikų stačiatikiais ir dažniausiai graikai ima viršų. Tai kaip pavyzdys. Tai va čia reiškia šitas toksai matymas va tos šventosios visos žemės ir pasakojimo, jis tą formuoja Rusijos imperiją, kuri akivaizdžiai turi tam tikrų aspiracijų į Bizantiją. Tai akivaizdžiai ir jie, ko gero, ateityje galvojo va tą padaryti trečiosios Romos. Jiem čia teologiškai labai gerai viskas gauna. Ir čia problema yra ta Ukraina. Va, kur yra. Nuo senų laikų problema yra Ukraina, kurie paėmė beje tik Jekaterinos antrosios laikais. Kaip, taip pačia ne visai. Reiškia, 17 amžiaus su Aleksejum Michailovičium karo metu, kada pasirašom Andrusavo taika, amžinoji taika, labai sunki taika, ten iš tikrųjų reiškia, ta suskirstoma per Dnieprą, ta kairė krantė, dešinė krantė, Ukraina, dešinė krantė lieka Lenkijai, kairė krantė atitenka Rusijos imperijai, bet su autonomija. Ir kol mūsų valstybė gyva buvo, tol autonomija ten buvo. Paskui dingsta tas reikalas, bet kazokų ta kultūra, jinai tokia yra pakraštinė jų kultūra. Jie, kadangi, reiškia, tas žemės labai įdomiai valdo, tai pakrašty leidžia veistis tokiem laisviem žmonėm, kurie ir pasienis, ir tinka žygiam visokiem, ir jie tiesiog kažkokiu būdu tą pakraštį kontroliuoja. Va čia apie kazokus galima atskirai pasakyti. Ukrainos dalis Sečės kazokai, kurie niekada netarnavo imperatoriui, ir Dono kazokai, kurie buvo visiškai
imperijos kariuomenės reguliarioji dalis. Nu, kodėl jūs taip sakot, netarnavo? Tarnavo. O kaipgi, tai kairiakrantės Ukrainos tie hetmanatai, jie tą kariuomenę turėjo funkcionuoti, kitaip niekas jų nebūtų palaikę. Ten tik tai tiek, kad gal Rusija tiesiogiai nesikišdavo jų reikalus, iški autonomija tokia turėdavo. Ten rinkdavosi kažkokią savivaldą, ten aišku, ten tvirtindavo tos vyriausius atamanus, bet iš principo, reiškia, šitas tarnyba carui net nekėlė problemų. Problemų buvo tai, kada kišosi jų vidaus reikalus. Va, kada kazokai sukildavo. Ir reikia neužmiršti, kad per visas revoliucijas, kokias tik vykdavo Maskvoje, tai ten sukilimai, kokie Pugačiovai, apsišaukėlių žygiai, tai šitie visą laiką dalyvavo. Kazokai idealiai tinka revoliucijom kelti. Ir tas Rusijos istorijoje labai suvokiama kaip pavojus. Ir, pavyzdžiui, dabartinė Ukraina kelia Rusijai tiesioginį pavojų. Tai vienintelė tauta, kuri gali Maskvą užimti. Ir konkrečiai tą gali padaryti. Jie tą žino, reiškia, nes per visų Žadmitrių žygius, tai ne tik lietuvių lenkų kariuomenių, kazokų ten kariuomenių visą laiką būdavo, reiškia. Jie idealiai tinka tokiam nesąmonėm daryti. Tai va tą reikia suprasti, nes jie, reiškia, savyje turi tą slavišką laisvės sampratą, kuris skiriasi nuo mūsų. O kas skiriasi? Mūsų laisvė yra laisvė. Ne. Mūsų laisvė tai yra teisiškai įtvirtinta laisvė, savivalda kažkokia, kur ten tik mes patys galim kažką tai spręsti. Rinkimuose dalyvauti, rinkti savo atstovus, teismus kažkokius, ne? Tai čia yra mūsų suvokimas. O pas jas laisvė yra fiziškai išeiti. Ir vat kazokai, kas būdavo tų fiziškai išėjusių žmonių už civilizacijos ribų samplaikos. Va iš kur kazokai. Ir jie tenai savo padaro tokias, reiškia, gradus tokius, reiškia, tokias, stanicas, ten tvirtovės tokias, sėčitai, kas yra, reiškia, toks medinis įtvirtimas iš esmės, reiškia. Ir jie ten gyvena. Ir jie tenai linkę nieko nedaryti, bet, pavyzdžiui, kas jiems labai imponuodavo, kada juos samdo. Juos laisvus kazokus, ar tai caras, ar Lenkijos karalius, ar Lietuvos valdovas, samdo rejestinių kazokų efektas, reiškia. Tai jeigu tave samdo, tai tu jau aukštesnis už kitus kazokus, kurie yra praščiokai. Ir ten tada aš esu jau pajoras iš esmės. Ne? Tai va čia tas ukrainiečių toks labai savotiškas suvokimas, reiškia. Bet jis yra ir jėgos jų šaltinis, reiškia. Jie geri kariai, nerealūs, ištvermingi. Dabar kariauja kazokai, nereikia. Pasirodo, tas išlikė. Tuos niekur nedingia, reiškia. Bet jų yra visą laiką silpnoji vieta, visą laiką būna jų silpnoji vieta tame, kad kada jie laimi, jie nežino kaip tvarkyti. Vat jiem trūksta tos rusiškos biurokratinės administracinės sistemos, jie tada, reiškiasi, nesustoja būti laisvi, jeigu taip galima pasakyti. Ne? Tai čia yra tokie civilizaciniai dalykai ir jie dabar, tas Rusijos puolimas labiausiai juos daro valstybė. Tada viskas aišku. Čia maskoliai, o čia mes kazokai laisvi, reiškia. Va ir viskas. Ir tai tu puoli, tu gausi, reiškia. Ir ko gero jų nepaims fiziškai. Jų tiesiog nepaims. Tai yra tokia tauta. Bet jeigu jie pradės vykdyti kažkokią keistą politiką, ten vienus pašvelnis, tai tada galbūt jiems pavyks, kaip jiems pavykdavo visą laiką užvaldyti šitą kraštą. Ir dar vienas dalykas, kad dabar ta teritorija yra labai išsiplėtus, nes ten, jeigu kalbėtų apie Ukrainą, yra kelios bazinės kultūros. Aš specialiai su ukrainiečiais kalbėjau, ar jie patvirtins mano teoriją, kad ne tik kazokų kultūra. Ten toli gražu. Jo, ten yra dešinėkrantės Ukrainos, ką mes vadinam vakarų Ukraina, ne? Ten, kur yra tas toks, į mus panašus. Austro-Vengrijos, tas vakarietiškas. Lenkiška, jo. Bet ten ir Halčės Volinė, ten viskas yra tvarkoj. Ten pas juos yra, tiesiog normalus, toks panašus. Grubiai tariant, vakarietiškas mentalitetas. Aš jau mūsų. Jo. Ten, kur kairė krantė, jinai ir liko ta tokia kazokų daugiau šalis. Ten, kur pietinė dalis, jinai priklauso, reiškia, Juodosios jūros, vadinkim, graikų, bizantiečių, romėnų, prekybiniai kultūrai tokiai, kurioje, tarp kitko, labai svarbu vaidmenį vaidina žydai. Taip, Odesa ir kiti dalykai. Bet čia yra, jeigu mes pažiūrėtume, aš kai buvau Kiprė, aš žiūrėjau į tą Bizantijos kultūrą, ten dabar yra visokie ES projektai, per tos uostus. Tai ten yra. Juodosios ir Viduržemio rytinės dalies, tokia bendra prekybos graikų buvusių kolonijų. Taip, ten buvo normalios graikų kolonijos, apie ką mes truputį pamirštam kalbėjome. Ir dar viena dalis yra tai, kur buvo tuo metu tas dikoje polė, reiškia tos stepės begalinės, kuriuose viešpatavo Krymo totoriai ten ilgą laiką ir niekaip Rusija neįveikdavo tų tyrų.
ten sovietmečių ir jau Rusijos imperijos pabaigoje, reiškia, buvo padaryti išvystytas žemės ūkis, iš kur ta grūdai dabar ateina, reiškia, juodžemė, ne juodžemė zonos ir Ukrainos rytai, va šitas ir pramonė paskui prasideda. 19 pabaigoje ir sovietmečių, ir šita žemė yra iš esmės kolonizuota, na, su Rusija labiau susijusiais laikais. Holodomoras buvo ten. Taip. Ir ten pakankamai daug tų tikrųjų senųjų ukrainiečių, tiesiog fiziškai sunaikinta. Jo, bet tos visos kultūros... Atskiesta atkeltais žmonėm panašiai kaip Kaliningrado srityje. Na ir Rusija remiantis tuo tvirtina, kad šitos žemės niekada nepriklausė tai, ką būtų galima vadinti Ukraina, reiškia, čia buvo, na, niekieno žemės, arba čia vat, Rusų atkolonizuotos, atkariautos kažkokios žemės ir jie čia bando tą dalyką daryti. Bet kas atsitinka, reiškia, kad jų tas ketinimas, jisai plečia Ukrainą ir stiprina ją iš vidaus. Nes jie daro tai negražiai. Mes kaip kalbėjom, konfliktas visada verčia ieškoti identiteto. Taip. Ir tą identitetą labai sustiprina. Ir šitas karas dabar jau be jokių gilių istorinių studijų yra pakankama priežastis vieningai Ukrainos valstybei pastatyti, nes jeigu dabar jam pasiseka laimėti, tai jie kiekviena miestelį gali statyti paminklus herojams, ne? Herojams ir viskas ten visiems aišku. Tikriems, aiškiams žmonėms, jauniems, kurie neturi biografinių klausimų ir dar kažko. Taip. Tikriem teisingim didvyriam, kas kiekvienoje tautoje yra būtina. Jeigu mes kalbėsim apie tautos identitetą, mentaliteto formavimą, valstybės suvokimą. Nes kiekviena tauta, jinai savo tą teritoriją, jinai perkuria šiek tiek iš naujo ir, pavyzdžiui, jeigu kažkokia teritorija pabuvo kitoj valstybėje kokį tai laiką, vis tiek lieka ženklų. Kultūra, ilgalaikių ženklų. Nu, pavyzdžiui, dabar kokia Krokuva, jinai turi tos, reiškia, Austrijos įtakos labai stiprų elementą. Ir niekaip tu neiškiši ir jie ten su kokiais nors, jau atrodo, daug metų prie Varšuvos, Krokuvos tam tikros varžybos jos tebėra. Nes skiriasi tas kultūrinis pagrindas, reiškia, ir kitaip suvokiama truputį. Kaunas, Vilnius. Nereikia labai toli ieškoti. Nu va, Kaunas, Vilnius, reiškia, ten Klaipėda kokia nors, tai Klaipėda, aišku, daug prarado savo tapatybės, kadangi gyventojai radikaliai pasikeitė, bet jeigu jie ne visai radikaliai pasikeitė, tai jinai va, turi išlaiko kažką tai iš tų laikų. Kaip sakykime, tokioj Latvijai, nu, atrodo, jau tie prieš tos vokiečius labai kariauja, bet nu vis tiek ta kultūra prasimuša ten vienokio ar kitokio. Tai čia švelniai pasakius. Nu tai va, bet tai čia taip ir turi būti, nu tai negali istorija niekur išnykti, jinai galbūt tie ženklai mažėja, traukiasi, bet jie vis tiek yra. O kas toliau? Ukraina identitetą savo susitvarkys. Karas duos tai per keletą metų, ko nedavė per 100 metų ar per 200 metų kultūrą, literatūrą, poeziją ir kas tik nori. Nu, tenka pripažinti, kad visgi kraujas karas greitina procesus daug kartų. O kas bus su Rusija? Nu, Ukraina laimės, mes dėl šito nediskutuojame. Sunku pasakyti. Iš tikrųjų, aš manau, kad jeigu mes pamatytume, kas atsitiks po keleto metų, tai mes būtume labai nustebę. Todėl, kad mes, kaip sakyt, mūsų arsenalė yra tie dalykai, kurie jau buvo. Ateity gali atsirasti ir naujadarų, ir visokių keistų dalykų. Ir čia viskas priklauso nuo tų pačių žmonių, reiškia. Negali pasakyti, kad čia taip jau deterministiškai bus taip. Nu, kadangi suiro visos imperijos, tai Rusijos imperija suirs. Nebūtinai. Jos kultūrinis pagrindas gali būti kita kultūra, mongolų totorių, o ne vakarų Europos. Ir ją veiks kitaip. Pavyzdžiui, ką aš dabar stebiu Kinija labai sąmoningai dabar atstatinėja savo imperiją. Nu, per filmus matosi, per knygas, nu, jie tiesiog sako, kad Kinijos imperija visada buvo, visą laiką kažkokie priešai ją užpuldavo, nuskriausdavo, reiškia, bet jinai vėl iškyla, reiškia, ir taip toliau, ir taip toliau. Jei neblogai tas sekasi, bent jau vidaus. Tai ne tik propaganda, jie perka uostus, perka vos ne visas valstybės, pas mus kuria didįjį šilko kelią atgal, ne kariniam priemonėm. Bet tas procesas labai spartus. Ir dabar kas nors suabejotų Kinijos gebėjimu būti imperija? Nu, kažkaip nelabai pabejosi. Tai kitaip sakant, kada pasieki tam tikras kultūrinės ribas, tos taisyklės, kurios galioja tos kultūros centre, nebūtinai veikia. Jos gali veikti ir kitaip. Ir tiesą sakant, ko aš matau ir ko labai trūksta, kad nėra kitos alternatyvos imperiniai Rusijai. Niekas net nepajėgus pasiūlyti kažkokią.
Taip pat pradeda žaisti imperinį žaidimą ir žaidžia pakankamai sėkmingai. Na, aš nežinau, kiek jie ten sėkmingai žaidžia, nes Turkijos imperija yra atsiradusi ne tik iš Osmanų valstybės, bet yra iš esmės iš musulmoniško pasaulio dominavimo. Reiškia, taip jau būdavo, kad Turkijos sultonas būdavo ir padišachas, tai reiškia visų musulmonų dvasinis lyderis, reiškia, ir jų valdžia dažnai remdavosi ne turkiškojų dominavimu prieš kitus, bet tam tikrų religinių autoritetų. Ir jeigu mes pažiūrėtume, pavyzdžiui, labai keistą Turkijos santykį su Egiptu XIX amžiuje, kada jos jau fiziškai buvo visiškai realiai savarankiškos jėgos, bet dėl to savo religinio bendrumo išlaikydavo tam tikrus ryšius, reiškia, ir tas pats yra su Iraku, reiškia, ir su kitu, tai ir dvasiniu pagrindu. Tai aš nematyčiau, kad dabar Turkija galėtų būti musulmonų pasaulio centru. Tai jie, reiškia, imperija jau turi kitą pagrindą ir tas Atatiurko sukurtas europietiškas tipas Turkijos jis nėra visai dingęs, reiškia, ir jo negali visai ištrinti. Bet lygiai tas pats, kas su Rusija, galbūt kitas pagrindas, o motyvas tas pats. Nebūtinai viso musulmoniško pasaulio. Nu tai va, tai gali būti, kad būna tokie, reiškia, kaip ir kultūrinis tęstinumas, bet jau gali turėti daug naujų elementų, nes valstybė turi turėti savo kažkokią jungiamąją dalį. Negali būti paremta vien fizinė jėga. Nu kažkas tai turi sudaryti jos pagrindą. Kaip Jungtinėm Amerikos valstijom yra tam tikros, reiškia, laisvės, ne, ir ten taip toliau. Mes laisvas kraštas, mes ten turim teisę rinkti gubernatorių ir taip toliau, reiškia. Čia jų suvokimas, nes jų nejungia nei religija, nei tauta niekas. Bet va šitas konstitucinė sąranga, teisės laisvės, reiškia, ir kiti dalykai juos vienė. Tai, pavyzdžiui, tam tvariniui, kuris dabar bandoma sukurti, reiškia, tai jiems sunku labai rasti bendrą vardiklį Rusijai, nes religija nelabai, nu tai kas tauta, ne kažką, imperinė tradicija kažkiek, reiškia, bet o ką ukrainiečiam gali pasiūlyti, geresnį gyvenimą, net rusam neturi ką pasiūlyti. Nu ir kas, kad užimtų tą teritoriją, nuo to pagerėsiu gyvenimą. Bet rusas vidutinis statistinis to niekada ir nesiekė. Visos teritorijos, kurias jie užėmė, pradėjo gyventi prašiau. Tai Čingischano variantą. Visiškai. O kas Čingischano užkariavimo pasiekoje, kasgi ten tokio atsidarė, susikūrė miestai, kažkokie keliai, kažkokia kultūra, ne. Jie pajėgus užimti ir paskui atslūksta ta banga, reiškia. Tai aš manau, kad Rusija turi va šitą didelę problemą, kad jie iš esmės tol gyvi, kol puola. Va čia, ir kada jie sustabdo puolimą, tada jų laukia mirtis. Tai reiškia, jie kaip ir, nu, kaip kokie romėnai, reiškia, kol jie plėtėsi, viskas su jais gerai, jau kada sustojo, pradėjo išsigimti ir jau jie ten su tom krizėm kariavo kelius šimtus metų. Tai aš manau, kad mes negalim pasakyti šiai dienai, bet mes turime užsiimti kryptingą veiklą, ne tik padėti Ukrainai, tą savaime aišku, bet mums reikia pradėti jau galvoti, ir aš apie tai su daugeliu žmonių kalbu, ir Lietuvoje, ir užsienyje, kad mes turim galvoti, o kaip galėtų atrodyti gera rytų Europą. Kažkokį pagrindą. Turi viziją kokia tai būtų. Dabar mes sakom, Lukašenka blogas. O kokia yra Lukašenkos opozicijos vizija? O ką jie darytų, jeigu laimėtų? O kas būtų? Neturi jie vizijos. Jie nežino, ką padaryti. Nu tai būtų užimti valdžią, nuversti Lukašenką. Ir toliau, mes nelabai žinom, ką daryti. Tai va šitą reikia spręsti ir reikia bandyti žvelgti į istorikus, kultūros specialistus, žiūrėti. O kaip gali būti? Gal ta vizija, jeigu ją pavyktų sukurti, žinoma, dalyvaujant tiem patiem rusam, ukrainiečiam ir galbūt jie ir patys tą turi daryti, bet tada ir galima pasiekti kažkokį tvarų daiktą, nes realiai, jeigu taip gerai pagalvojus, tai pagrindinė siekiamybė yra ne imperijas atstatyti, bet sukurti tvarias sąlygas žmonėm gyventi normaliai kaip žmonės. Nu, kodėl, pavyzdžiui, visi veržiasi vakarų Europą? Jie gyvena kaip žmonės. Turi ten kažkokį savo gyvenimą, turi darbus, turi kažkokias garantijas. Tai lygiai tą patį galima padaryti ir rytų Europai. Kodėl negalima? Galima, bet reikia to užsiimti. O mes vis galvojam tik tai, kaip įveikti Maskvą arba nuversti Putiną, lyg tai kažką keis. Tai nieko nekeis arba keis mažai. Aišku, ta prasme, pradžiai mums įsivaizduot, ko mes norim, kur mes esam ir kur mes patys būsim ateityje. O paskui galvoti, kaip pakeis pasaulį aplink. Taip, aš manau, kad reikia visą laiką truputėlį galvoti į priekį ir perimti iniciatyvą į savo rankas. Nes jeigu mes reaguojam reaktyviai,
Tai yra reaguojam, ką ten Putinas padarė taip, o ką mes po to darysim, tai mes nelabai galim laimėti. Mes galim ilgai ištempti, mes galim atsilaikyti, mes galim ką nors, nes be puolimo nėra pergalės, reiškiasi. Tai tas puolimas dabar kaip ir matosi, bet ir tas puolimas dar, kai žinai, atsako į pagrindinius dalykus. Tai aš manyčiau, kad būtų labai sveikas daiktas bandyti ieškoti sėkmės varianto, jį aprašyti ir galėtume netgi pabandyti pafantazuoti. Pavyzdžiui. Nu, pabandykim, surinkim keletą galvų, reiškia, susodinkim prie kamerų, reiškia, ten pasistatykim arbatos rimtai. O kaip turėtų atrodyti normali Rusija? Remiantis jos kultūriniam tradicijom, reiškia, dar kažkuo tai. Nes visi kalba Rusiją sudalinti gabalus. O kol mes kalbėsime apie Rusiją sudalinti gabalus, tol jie tikrai rems Putiną. Nes jiems tas variantas visiškai nepriimtinas. Jis yra tai, ką jie skelbia jų propagandą, tai vat mes taip ir šnekam. Tai gal reikia normalią tą Rusiją padaryti. O kas yra normali Rusija? Tokios niekada nėra buvę. O aš sakyčiau, yra buvę. Kada? Aš sakyčiau, Kijevo Rusios variantas, nesvarbu, kad yra labai senas, bet jisai, reiškia, turi savyje visai daug atsakymų. Tai buvo visai sėkminga valstybė. Kijevo Rusija yra pripažinta, buvo vakarų Europos. Valdoma skandinavų. Nu gerai, tai skandinavų gal ir nebūtinai skandinavų, nes tie skandinavai turi vieną tokią savybę, kad jie, reiškia, skandinavų švedų, vadinkim tiesiai. Bet, reiškia, jie labai greit prarado savo nacionalinės ypatybės. Praktiškai per porą šimtų metų nieko neliko iš jų vikingiškumo, jie prarado tos dalykus, atsirado slaviški vardai. Bet, pavyzdžiui, tas pats tradicinė, ten tu, sakykime, Kijevo Rusios žemės organizacija. Viečia, ten dar kažkokie dalykai, tai gal čia ir yra atsakymas. Nes mes, kai sakom, kad Maskva vienintelė alternatyva, tai nėra taip. Kijevas irgi yra alternatyva ir, pavyzdžiui, aš matyčiau visai įmanomai, kad, pavyzdžiui, Rusija yra, mes galvojam, Rusija konstanta, Ukraina yra kintamasis. Aš sakyčiau, dabar Kijevas yra konstanta, o Rusija yra kintamasis, reiškia, tada būtų normalesnis gyvenimas. Bet tai netaip lengva padaryti, už tai, kad turi žmonės kažką atsiremti, o bet kokia, reiškia, savivalda šito krašto yra tam Rusijoje taip senai buvę, kad apie ją labai sunku būtų kalbėti, bet gal įmanoma, kodėlgi ne, reikia pabandyti. Ir ko gero, gal ir ta imperija ten gali būti kažkokia, bet ta imperija ne agresyvi ir besiplečianti, reiškia, o ta imperija, kuri leidžia žmonėms pasiekti geresnį gyvenimą. Juk, pavyzdžiui, Romanovų idėja, mano supratimu, buvo daug pranašesnė už putinišką Euraziją. Aš manyčiau, kad reiktų tokiam kategorijom padiskutuoti, o kodėlgi ne? Gal grąžinkime Romanovus. O ką jie siūlė? Jie siūlė sukurti europietišką Rusiją. O? Su sostinė Leningrade, Peterburge. Pradėkime nuo to. Aišku, uždaro Maskvą. Laikinai. Ir kuriamės Peterburgė. O ką Rusai gali, jeigu žiūrint iš tos pusės apie propagandą, įnešti tokio negatyvaus mums? Viską gali daryti. Tik tai tiek, kiek mes, reiškiasi... Žaidimas nevyksta į vienus vartus. Tai žinoma. Ne, tai dažniausiai veikiamos gyventojų grupės kokios yra. Tai tos grupės, kurios dar mane, kad prie Ruso buvo geriau, sovietiniai žmonės, kurie neblogai tvarkėsi, tai šitas visas segmentas, jisai visą laiką yra. Aišku, labiau veikiama rytinė Lietuva negu vakarinė Lietuva, tai natūraliai, kad tas dalykas yra. Tai, bet yra daug žmonių ir, pavyzdžiui, Klaipėdoje tai irgi veikiama už tai, kad jie, reiškia, nusavę tą rusišką vidaus tapatybę, jinai yra, jinai niekur nedingo. Kitas dalykas, reiškia, jeigu vykdai kažkokią labai antirusišką veiklą, vat būtent tokio pobūdžio, reiškia, ten, tai tada tu tos rusus norom, nenorom stumi, reiškia, kitą pusę tų barikadų. Tai jeigu dabar mes įsivaizduokim jų vietoje, mes čia būtume dabar iš Lietuvos, tarkim, mažumoje ten kažkur tai esam ir ten pradėtų prieš lietuvius kas nors ten kažką labai varyti, tai tu tada mobilizuojas. Tai to neišvengsi. Bet užtat reikia visą laiką galvoti prieš kažką darant, kad, jeigu tu konstruoji kažką tvaraus, tai vis tik kiekviena ta grupė turi save tame matyti projekte. Gerai, tas projektas, kad vien Vilniui dabar jau gyvena, aš nepasakysiu kiek, tarkim, 10% ne senųjų Vilniaus gyventojų, aš turiu menį baltarusai, rusai, ukrainiečiai, kiek tai pakeis mus ir kiek per tai galima veikti. Aš nekalbu apie Kijevą, kalbu apie Maskvą. Nežinau, čia labai matot, jos veikia ir Kijevas, ir Maskva vienu metu.
Tai čia negali pasakyti, koks viršus čia darosi. Dabar Vilnius toksai tampa, reiškia, tokiu laikinu prieglupščiu beveik 2 šalių opozicijai, ir ten yra daug ukrainiečių, kurių irgi nuotaikos reikia žiūrėti, ką jie ten galvoja. Bet aš manau, kad tai yra laikinas sprendimas. Nes tie žmonės iš tikrųjų nori grįžti namo ir jie nori gyventi į savo šalį. Ten yra šilčiau, klimatas geresnis. Ta prasme, su jaisgi pašnekė, sako, čia šalta pas jūs, bjaurus šit. Ačiū. Pagodai. Gal to ir baigsime. Su mumis buvo Valdas Rakutis ir kalbėjome apie tai, kągi pagaliau mums padaryti su Maskva. Algimantas neišlaužė tų vartų. Algirdas, atsiprašau. Gal mums pavyks, bent jau propagandoje. Iki. Iki.